Ir dabar staiga įdomus momentas. Čia truputėlį šoktelsiu, bet vėl grįšiu truputėlį prie tų demografinių procesų. Maždaug tas 50%, kada laikoma visuomenė urbanistinė visuomenė, kai peržengia, kaip formaliai kalbant, kai peržengia tą 50%, ar ne, kad 50% jau gyvena ne kaime, o mieste, tai apie 70-uosius metus Lietuvoje tai įvyksta. Ir paradoksaliai čia susiję įvairiausių procesų, kuriuos aš čia detaliau analizuoju knygoje, bet iš esmės 70-ojo dešimtmečio kažkur apie vidurį paradoksaliai, gana intensyviai prasideda, kaip aš vadinu, naujojo autentiškumo paieškos. Arba šitoj knygoj aš vadinu rustic turn, arba atsigręžimu į kaimą. Čia susijęs su įvairiausiais procesais. Vienas iš procesų tai buvo ir tas, jog, tarkim, Brežnevo pirmaisiais metais iš tikrųjų buvo skatinama, beveik skatinama, jūs turbūt žinot, Derivenskaja proza Rusijoje suklestėjo ir gavo premijas, žodžiu, Derivenskaja proza rašytojai. Apskritai yra tokia savotiška, net Rusijoje vyksta tokia savotiška sovietinio nacionalizmo banga, bet sovietinis vėlgi ta kategorija, kurią visą laiką reikia kažkaip dekonstruoti ir pasižiūrėti, kas konkrečiai vyko. Bet šiuo atveju, kalbant apie Lietuvą, įdomus dalykai darosi, kad jeigu, tarkim, iki 7-ojo dešimtmečio vidurio maždaug progreso idėją parašo rašytojai, ten publicistinė poema, žmogus, ten Kraujas ir pelenai, toksai bandymas, toksai Justino Marcinkevičiaus Siena, toks kosmopolitinio egzistencializmo beveik toks bandymas. Ir tą patį matome, tarkime, laikas eina per miestą. Čia visai, aš žinau, kad nemažai kas ginčytųsi, jog čia galbūt tik formaliai panaudotas buvo Marcinkevičius tame filme, bet iš tiesų tai rodo sąsajas įvairiausiose srityse meno, kažkaip tai reflektuoti ir reprezentuoti miestą ir taip pat bandyti ieškoti kažkokių tai alternatyvų tam tokiam tradiciniam, galbūt tokiam agrariniam mąstymui ir tiesiog aktyviai kurti kažkokią naują tapatybę. Bet štai maždaug 7-ojo dešimtmečio viduryje keistas dalykas nutinka ir aš manau, kad tas tikrai nėra pakankamai tokios vadinamos iš apačios į viršų iniciatyvos dar kol kas tyrinėtos. Yra kažkiek knygų, yra straipsnių apie tokį reiškinį kaip Kupiškėnų vestuvės. Tačiau manau, jog iš tikrųjų reikėtų daug atidžiau pasižiūrėti tuos pirmuosius tokius etninės kultūros sklaidos pavyzdžius. Kodėl? Todėl, kad Kupiškėnų vestuvės tampa iš tikrųjų kultūrinių reiškinių Lietuvoje ir Sovietų Lietuvoje. Ir jo niekaip negalima atmesti. Ir kas yra įdomiausia, kad tas susižavėjimas sujungia įvairiausius sluoksnius. Tarkim, skaitydama Antano Venclovos dienoraštį, Tomo Venclovos tėvo, 67 metais aptikau tokį įrašą, kur jis su žmona buvo pakviesti į profsąjungų rūmuose vykusi Kupiškėnų vestuvių spektaklio, tai įsivaizduokit, tai čia jau yra Vilniaus universitetas, profsąjungų rūmai, tai čia tokie centrinės galios centrai, centriniai tokie galios taškai. Jis žiūri, stebi tas Kupiškėnų vestuves ir su didžiausia nuostaba, jis ne tik susižavi, bet su didžiausia nuostaba jis rašo, kad štai toks keistas, inovatoriškas dalykas atsirado, keistas naujoviškas dalykas, žodžiu, atsirado mūsų sovietinėje lietuviško kultūroje. Žinom, dalykas tai nenaujas, tarpukariu vyko panašus spektakliai, panašus renginiai, katalikų moterų draugija Kaune Kupiškėje ypatingai skatino, tai čia yra būtent tokius spektaklius, bet jam tai yra nauja, tai tarsi toks naujas posūkis. Ir įdomu tai, kad tas atsisukimas į kaimą kažkur 7-ame dešimtmetyje tiesiog pradeda plisti.
visomis kryptimis. Va čia tik trumpai jūs puikiausiai žinote rašytojus, Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda, na ir kaip ir avangardistinė kryptis, bet vis tiek tas kaimo motyvas ir net tokie trauminiai atsiskyrimo nuo žemės vaizdai jų kūryboje iš tikrųjų pastebimi. And the next one, so. Taip pat Romualdas Granauskas, Juozas Aputis. Just the next one. Aš per daug nesiplėšiu. Ir turbūt, kad žinot, 61 metais įkūriama Lietuvos kraštotyros draugija ir čia tokios prasideda, na, žygiai, kelionės, bet iš tikrųjų aš jas interpretuoju kaip tam tikras piligrimystės, todėl kad to laikmečio, na, liudininkai, dalyviai akcentuoja tai, kad jie staiga pradėjo atradinėti Lietuvą. Kitaip sakant, pradėjo atradinėti, na, kraštovaizdį. Labai svarbu pažymėti tai, kad tokie procesai vyko ne tik Lietuvoje. Yra puikiai Barbara Olson knyga, vadinasi Performing Russia. Rusijos, na, kaip tai sakyti, nežinau, Rusija kaip performansas, ar kaip čia pasakyti. Ir būtent kalba apie tą folklorą, ypatingai regionuose, atgijimą Rusijoje. Apskritai kelionės į kalnus, kelionės, na, tokias žygeiviškas kelionės. Tik čia labai svarbu atsižvelgti, kad Lietuva turi savo specifiką. Tai aš iškart noriu akcentuoti, kad jokių būdų nenoriu pasakyti, kad Lietuva yra kaip Rusija, o Rusija kaip Lietuva, ne. Bet tuo pačiu metu mes negalime užsidaryti ir nematyti, kas vyksta Prancūzijoje, Anglijoje, Rusijoje, ar yra kažkokių panašių procesų, ar nėra, ir galvoti, kad va, tik pas mus kažkas čia taip vyksta, ne? Tai įdomiausias dalykas čia yra toks, kad čia aš iš tikrųjų Ozolą pacitavau, bet ten yra kelių tokių įdomių pasisakymų, kad jis sako, kad tada aš pradėjau keliauti. Na, jūs galite pasiskaityti citatą. Ir jis sako, tai ko ieškoja, jo klausė. Čia neklystų Saulė Matulevičienė. O jisai teigia, sako, aš ieškojau erdvių. Ir vat įdomus yra toks momentas, kad jisai teigia, kad aš jau supratau, kitaip sakant, kad galima istoriją, na, aš čia perinterpretuosiu, kad istoriją suvokti per tam tikrus objektus. Kitaip sakant, suvokti istoriją per topografiją. Ir čia yra įdomus dalykas, toks beveik postmodernistinis galima sakyti, kad istorija kaip kažkokie tai atminties reliktai, kaip tokia tam tikra atminties archeologija, kaip tokia, žodžiu, kaip tos linearinės, vadinamos, ar linijinės istorijos, tos progresą teigiančios istorijos pakaitalas. Ir dar įdomu, žodžiu, tikrai verta atkreipti dėmesį į nuotraukų patį, na, kaip pasakyti, pačią estetiką. Todėl, kad jeigu pasižiūrėsim ar žygeivių darytas nuotraukas, ar kraštotyros tų draugijų, etnografinių, visokių grupių darytas nuotraukas, labai įdomi stilistika. Tai paprastai labai daug gamtos, labai daug žemės, kažkur ten grupelė žmonių, tam tikra panaši poetika. Na, patys spręsti, čia bus dar ir daugiau pavyzdžių. Ir įdomiai panaši estetika, panašus dalykai atsispindi Antano Sutkaus, Romualdo Rakausko. Aš čia tik tai du tokius, na, ryškiausius, gal, sakyčiau, pavyzdžius paminėjau, kur tiesiog matosi ta, na, kaip kaimo nostalgija. Tai, žodžiu, pagrindinis vienas, kas yra labai svarbu, tai iš to jauno žmogaus atsigrąžimas į seną žmogų. Pasižiūrėjus apskritai, apskritai senas žmogus tampa tasai reliktas, kurį tyrinėdamas gali gauti prieigą prie istorijos arba prie autentikos. Tai yra tarsi tos žemės, to kraštovaizdžio dalis, autochtonas, kuris iš tikrųjų gali perduoti, perteikti tą tikrąją istoriją, tą tikrąją kažkokį tai, na, tikrąją patirtį. Ir tas susižavėjimas, jis yra iš tikrųjų labai plačiai paplitęs. Čia matote kairėje pusėje Šablevičius, nežinau, ar prisimenate ar ne, Kelionių aukų lankomis, kitų filmų Dainoriai. Ir žinoma, sakyčiau, tikrai lūžis yra Robertas Verba ir jo 65 metais pasirodęs filmas Senis ir žemė ir labai įdomių pavadinimų, turbūt prisimenam Senis ir jūra, o jis tą apverčia aukštyn kojom ir padaro Senis ir žemė. Ir tikrai neteigiu, kad Robertas Verba kur nors yra sakęs, kad jis sąmoningai tai padarė, bet žiūrėti tokį pavadinimą ir kažkaip visiškai nesusijęti, tai turbūt irgi būtų neteisinga.
Ir tai yra taip pat, galima, manau, tai interpretuoti, čia mes diskutavom praėjusią savaitę, kaip vis dėlto kaip etnografinė dokumentika. Po to čia buvo pavadinta jų mokiniai, ypatingai Šablevičiaus mokiniais, poetinės dokumentikos atstovais, bet čia iš tikrųjų gali būti kaip atvira interpretacijoms iš tikrųjų. Let's move forward. Ir čia matom dar vieną įdomų pavyzdį, kaip Robertas Verba filmuoja Kupiškėnų vestuves. Pasižiūrėkit, tie avangardistai, galima sakyti, ir kinematografininkai, kaip įdomiai aptinka tai, kas atrodo yra archaiška, sena, ir taip kuriama tokia įdomi sintezė. Ir man asmeniškai šita nuotrauka, tikrai čia Alvydo daryta nuotrauka, iš tikrųjų atrodo tokia labai reikšminga, labai savyje daug ką užčiuopianti. Ir po to tas trauminis, tai aš sakyčiau, jog tai, tarkim, Verbos filmai, aš pati pavadinčiau tai nostalgijos estetika. Kodėl? Todėl, kad paliekama, dainą negaliu parodyti, bet ir pakomentuoti, nes trūktų laiko pakomentuoti Verbos filmus, tačiau ne tik tas žemės motyvas, bet ir to seno žmogaus, to autochtono veidas, jų kalbėjimas, ten, tarkim, senis ir žemė yra toks momentas, kur kalbame apie progresą, čia žmonės daug ką išrado automobilius, traktorius ir taip toliau, bet saulės tai vis tiek neprivers kitaip judėti. Ir yra toks aiškiai formuojamas antimodernistinis diskursas, kuris vėlgi ilgainiui tampa tokiu, įgauna dar kitas savybės, jis tampa tokiu trauminiu diskursu, o po to tos politinės retorikos pagrindu. Dabar dar tik keletą pavyzdžių ir viskas. Čia yra 88 metų Henriko Šablevičiaus filmas Pabuvom savam lauki, kaip matot, tarmė yra labai svarbus dalykas ir čia yra paminklas sunaikintam kaimui, o ten kas metais susirenka kaimo žmonės ir kalbasi apie tai, kas buvo, ir tuo pačiu metu tas kalbėjimas apie tai, kas buvo, susitikimas perauga į tarsi tokį skundą, o po to kaltinimą dėl sunaikinimo. Už kamerų žmonės kalba apie išpjautus medžius, apie tai, kaip kažkas tam prašė to medžio nepjauti ar laikė apsikabinę, bet medžiai vis tiek buvo nupjauti. Ir žodžiu, jie po to ten keliauja į kalnelį ir vardina, kasgi čia buvo ir kas čia buvo, kokios sodybos buvo, bet iš tikrųjų paprastai tai būna plynas laukas ir ta grupelė žmonių. Labai įdomu tai, jeigu jūs esat matę, tarkim, 85 metais, ten 10 metų buvo daromas filmas, bet jau 85 metais baigtas. Jeigu jums teko matyti Claude Lanzmann filmą, kuris naudoja vadinamą cinema verité techniką, Claude Lanzmann, prancūzų režisierius, žydų kilmės, jisai keliavo į Lenkiją ir ieškojo taip žydų trauminės atminties, holokausto pėdsakų Lenkijos kraštovaizdyje. Ir čia tiesiog taip tokia šalutinė pastaba, jeigu mes sudėtumėm tuos du filmus vieną šalia kito, pažiūrėtumėm Lanzmano ir pažiūrėtumėm Šablevičiaus, paradoksaliai, aš netikiu, kad Šablevičius matė Lanzmano, o tuo labiau, kad Lanzmanas matė Šablevičių. Bet pati reprezentacija greičiau turi nepaprastai daug panašumų. Vėlgi bandymas surasti tos trauminės istorijos ženklus, pėdsakus kraštovaizdyje, per topografiją. Tai iš tikrųjų čia dar vienas toks momentas, toliau tie žmonės pasakodami apie tai, apie savo tai, ką jie patyrė, kyla į kalną, čia iš Šablevičiaus. Ir staiga, 88 metais įsiterpia toks fragmentas Šablevičiaus. Ir tai aliuzija yra, ir sukūrima tam tikra, aš taip teikčiau, jog sukuriama tam tikra ikonografija, kuri po to kartojasi ir kartojasi ir kartojasi tose dokumentinėse reprezentacijose, kur yra rodomos tremtys ir rodomos piligrimystės į Sibirą, piligrimystės į Gulago vietas.
Ir kas dar yra įdomu, tuo metu kalbose, politinių pasisakymų rašytojų ar politinių aktyvistų pasisakymuose atsiranda toks motyvas, kad mes visi esam tremtiniai. Ir tie, kurie patyrė kolektyvizaciją, ir tie, kurie dėl melioracijos buvo priversti palikti savo žemę, persikelti į miestus, ir tie, kurie buvo ištremti į gulagą. Tai tos istorinės patirtys diskurse, estetiniai reprezentacijų arba politinėme diskurse, jos tarsi yra suliejamos į vieną naratyvą. Visi tampame mes, vieningi mes. Ir čia dar keletą, čia 90 metais pastatytas filmas Sugrįžimas, būtent apie kelionę, piligrimystę, tremties vietas ir po to palaikų pervežimą. Ir va dar toks vienas įdomus susiliejimo pavyzdys, sakyčiau paskutinis, yra to tokio skirtingų istorinių patirčių, tarsi suliejimo į vieną. Tai yra Justino Marcinkevičiaus ir Dalios Grinkevičiūtės susitikimas. Kaip žinot, turbūt Dalia Grinkevičiūtė buvo tremtinė, 28 metais gimusi, pateko į vieną brutaliausių tremties vietą Trafimovską ir po to 49 metais pabėgo iš tremties nelegaliai, 49 metais mirė jos mama ir jinai tiesiog plikomis rankomis bandė slaptai pati palaidoti savo motiną, nes nebuvo kur jos kitur laidoti, nes tiesiog buvo nelegalus grįžimas. Tai tais 40 metais, kada Dalia Grinkevičiūtė bandė pati asmeniškai palaidoti savo motiną, Justinas Marcinkevičius Vilniuje buvo studentas, ką tik įstojo Vilniaus universitetą ir tada iš tikrųjų buvo, turėjo galimybę džiaugtis tuo mobilumu ir pradėti tokį visiškai kitą viduriniosios klasės miestiečio gyvenimą, o patirtis visiškai skirtingos. Dalia Grinkevičiūtė iš elitinės šeimos, ėjo į puikią mokyklą ir viską tą sunaikino pervartos. Justinas Marcinkevičius užaugęs turbūt, kaip jis pats teigia, tik tai be jokių knygų, tik tai su keliomis šventomis knygomis, galbūt vienu laikraštėliu, visiškai tokios ganėtinai neturtingoj šeimoje, turbūt net nemanęs ir net negalėjęs tikėtis, kad pateks į tokią elito viršūnės. Jų likimai nepaprastai keistai kontrastuoja, tarsi žymėdami tam tikras skirtingas patirtis, bet nemažų grupių skirtingas patirtis. Tai tremtinių patirtis, to ištremto elito ir tų, žmonių, kurie galbūt mažai galimybių turėjo tapti kultūrinio elito patirtis, tas pervartas. Ir atrodo, turėtų būti visiškai skirtingos grupės. Nes vienas dar ir sovietinės vis dėlto, iš tiesų sovietinės nomenklatūros elito narys, nes Rašytojų sąjunga tai iš tikrųjų buvo elitinė nomenklatūrinė organizacija. Ir štai įdomus dalykas. Dalia Grinkevičiūtė 88 metais nusprendžia perduoti savo rankraštį būtent Justinui Marcinkevičiui. Ir savo liudijimo vieną segmentą jinai padeda tokią ištrauką, pažymė ištrauką iš Justino Marcinkevičiaus, patikėkit kokio kūrinio, Kraujo ir pelenų. Ir rašo, jų nekaltumas buvo jų kaltė. Šitą fragmentą. Ten tas momentas, kai kaimas sudeginamas ir jeigu skaitėt šitą poemą ir ten jau žmonės dega ir ten, toks yra fragmentas, viena eilutė yra jų nekaltumas buvo jų kaltė. Kodėl iš tikrųjų tokios skirtingos istorinės patirties žmonės, atsiprašau, dar peršauksiu gal, ir Grinkevičiūtė jau sirgdama nuveža savo rankraštį Justinui Marcinkevičiui, pagaliau randa pretekstą, nes paprastai labai daug moterų dėmesio sulaukdavo rašytojai ir kaip jis pats, Justinas Marcinkevičius vėliau rašo, aš pagalvojau, kad čia bus dar viena gerbėja ar kokia grafomanė, nes moterys paprastai būdavo klausytojos, o dažnai dar būdavo ir pavadinamos visokiom rašinėtojom ir taip toliau. Ir staiga jis sutinka ją susitikti ir jinai atiduoda jam savo liudijimą
Ir tas liudijimas pirmą kartą pasirodo būtent, liudijimo fragmentai, būtent pasirodo jo straipsnėje. Viešojų spaudoje tai yra pirmas kartas, kada pasirodo tremtinės liudijimo fragmentas, būtent populiaraus, gana aukštą poziciją užėmusio sovietinio rašytojo straipsnėje. Tai šitas toks susiliejimas skirtingų patirčių man yra labai įdomus ir man atrodo jis yra labai prasmingas, nes kažkokiu būdu ištyrinėjus tą straipsnį ir kuriuosgi fragmentus pasirenka, akivaizdu, kad nepaisant, tarkime, galios, galbūt galima galvoti, mes po to diskutavom su Arūnu Streikum, su kitais istorikais, kad čia yra iš tikrųjų ir galios žaidimai, kad dar buvo kurį laiką laukta, ar čia įdėti tą fragmentą, ar neįdėti, bet iš esmės tai toksai susiliejimas būtų neįmanomas, jeigu nebūtų vis dėlto tam tikras patirties bendrumas. Tai mano interpretacija vis dėlto ta patirtis yra ir išvietinimas, nes pats Marcinkevičius, jis irgi laiko save lygiai tokiu pat tremtiniu. Jis nesako, kad aš esu tremtinys, bet, žodžiu, ne taip tiesiogiai kaip Martinaitis, bet vis dėlto tai yra žmogus, praradęs žemę. Ir, if we go to the next slide. Bet yra, žinoma, čia labai svarbu atkreipti dėmesį, jog yra ir visiškai kita kryptis. Ne visi, tarkime, laikė Justiną Marcinkevičių tokiu žmogumi, kuris gali suprasti tremtinių patirtis arba gali kažkaip save susieti su jomis. Yra visai, turbūt nemažai iš jūsų žino Justiną Mikutį, kuris buvo tokia dar viena kultinė figūra, daugiausia Vilniaus dailininkų, menininkų tarpe, turbūt žinot Vaidotą Žuką ir visą tinklą žmonių, kurie iš tikrųjų žavėjosi ir apskritai laikė, netgi gėda laikė Justiną Mikutį savo savotiškų dvasinių mokytojų. Ir jis labai kritiškai ir kategoriškai pasisakė apie Justiną Marcinkevičių. Čia yra dar viena tokia kryptis. Tačiau labai svarbu pažymėti, jog Justino Mikučio kryptis nebuvo dominuojanti. Ir dabar, let's go to the next slide. Vis dėlto galiausiai paradoksalu tai, jog šitas diskursas, tas patirčių tarsi toksai suliejimas ir tas traumos tos kaip universalios lietuvių patirties artikuliavimas vis dėlto buvo suteiktas tai oficialiai vadinamai inteligentijai. Čia labai gerai pailiustruoja tas pavyzdys, kad Justinas Marcinkevičius štai šneka apsuptas minios žmonių 88 metais. Ir aišku įdomu, kaip visa tai vystėsi po to. Tačiau aš manau, jog sovietinis šitas kultūrinis elitas, ypač rašytojai, bet ne tik, paklojo tokius pamatus tai retorikai, kad mes visi ir tremtinys, ir galbūt tas, kuris persikėlęs iš kaimo į miestą, kad iš esmės mūsų patirtis buvo panašios ir tai pagrindo tą konsolidaciją. Nes tikrai įdomu stebėti, jog, tarkim, sąjūdžio mitingų metu visai skirtingos patirties žmonės, konkrečiai skirtingos patirties istoriniai žmonės, jie sulaukdavo lygiai tokios pat vienodos palankios recepcijos. Galėjo kalbėti, komunistų partijos narys ar kažkoks nomenklatūrininkas ir žmonės priimdavo jį lygiai taip pat, kaip, reaguodavo taip pat teigiamai, kaip, tarkim, į tremtinio kalbą. Vadinasi, kažkoks retorinis, tam tikra retorika, kažkoks diskursas jau buvo suformuotas, kurį naudojant iš tikrųjų galėjai apeliuoti ir būti priimtas. Ir tos konkrečios istorinės patirtis nebebuvo tokios reikšmingos. Ir dabar pabaigai, iš tikrųjų galvojant apie tai, kad dar 91 metais, 92, 95, 97, o tarkim Romualdas Granauskas net prieš porą metų, aš dar turėjau interviu, kalbėjo, jog aš čia negyvenu, aš čia egzistuoju. Vis dėlto lietuvių visa esybė yra kaime ir mes visiškai nerandam savo tapatybės mieste. Ir man yra ganėtinai atviras klausimas, kasgi nutinka su
ta lietuvio tapatybė po sovietiniu laikotarpiu, ypač tada, kai didelė dalis žmonių išnyksta iš Lietuvos, iš tos teritorijos. Nes per visą tą laikotarpį ypatingas lietuvio prisirišimas prie savo žemės, prie savo teritorijos, tai buvo tokios, kaip sakyt, operatyvios retorikos dalis. Dar man čia, aš prisimenu puikiausiai, yra toks filmas Lietuva tarp praeities ir ateities, ir ten prie Repšio skulptūrų filologijos fakultete, tokia labai svarbi atminties vieta, kalba Norbertas Vėlius, etnokultūrinio judėjimo vienas iš pradininkų. Ir filmas daugmaž sukurtas pasauliui. Režisierius bando sukurti filmą, kad pristatytų vakarams, vakarų pasauliui, kas yra Lietuva, kas yra lietuviai. Ir cituoju Norbertą Vėlių, jisai sako, kad lietuvis, brangiausia, ką lietuvis turi, yra žemė. Kad lietuviai absoliučiai neįsivaizduojama atsiplėšimas nuo žemės ir net ir miręs lietuvis visą graudą grįžta į savo žemę. Todėl nieko nėra jam baisiausio, kaip prarasti tą žemę. Tai čia visiškai nesenai. Ir su tokia retorika, su tokiu įvaizdžiu, kuris tikrai suformuotas, konsoliduotas, išpopuliarintas, kasgi nutinka tai tapatybei po sovietiniu laikotarpiu? Gal iš dalies dėl to sunku taip yra. Čia buvo visiškai nesenai vėl bandymai dėl žemės pardavimo užsieniečiams ar įvairiausi kitokie bandymai. Tai iš tikrųjų klausimas būtų net auditorijai, ar mes jau transformavomės į urbanistinę visuomenę, ar esame įstrigę kažkur transformacijos procese. Aišku, tas klausimas yra toks labai apibendrinantis, bet aš manau, kad kalbėjimas apie sovietmetį arba galvojimas apie sovietmetį tikrai labai nuskurstų, būtų supaprastintas, jeigu mes negalvotumėm ir apie tuos platesnius socialinius, kultūrinius procesus. Tai tiek, ačiū Jums labai.